Nu, žodžiu, žliumbikai. Ko jūs, ble, žliumbėt? Tai planšetę nusipirko negerai, tai lauką neišeina, pafilmuoja, tai negerai. Ble, tai patys eikit į lauką ir filmuokit, bybė aš dėjau. Aš nesusirinkau tam, kad tenkinti jūsų kažkokius interesus, žinai. Aš čia darau šitą video dienoraštį savo pažįstamiems ir viskas. Ir, žinai, jeigu pas mane kažkas vyksta gyvenime, tai kodėl aš turiu tai filmuoti ir būtinai įdėti į tą video blogą? Kodėl aš turiu jums rodyti savo draugus, savo ten dar kažką, žinai, ane? Hulį aš turiu rodyti, kad čia tipo pasirodys geresnių negu esu iš tikrųjų, tipo. Žliumbėt nusipirko, oi, blėt, kamera blogai filmuoja, oi, blėt, tas blogai filmuoja. Blėt, seniai, darykit savo šūdą ir nežliumkit, ko čia, blėt, bliaunat, kai kokie pirmokai, karočią. Geriau filmuoja mamos, nu, blekas, čia planšetė šūdas, čia laukia nepafilmuosi. Bybė aš dėjau, karočią, pacanai, va, blėt, skersa, na. Šitas video vlogas yra tam, kad aš, blėt, užmušiau kažkiek laiko iš savo gyvenimo. Dar ten sako, eik dirbti kažkokią maksimą, runescape'ą žaisk. Seniai, aš noriu būti toks, koks aš esu, nereikia čia manęs keisti. Jūs juokinat su savo tais priekaištais, pastovi priekaištaujat, kažkas negerai. Blėt, nepatinka iš vis, nežiūrėkit mano to vlogo, man nerūpi. Supranti? Aš šiaip įkeliu, kad užmušiau kelias minutės savo gyvenimo laiko ir viskas. Ir tai darau aš laisvalaikiu. Koks skirtumas, kaip tas žemaitis rašo, blėt, gyvena su mama. Koks jums, blėt, skirtumas, kaip aš gyvenu, koks jums, blėt, skirtumas, kaip aš išgyvenu. Bybė aš dėjau, man pohu, kaip jūs gyvenat. Ar ten su bobutėm, ar ten su tėveliais, ar ten su močiutėm. Ar ten su seneliais, ar ten su šunim ir katėm ir bobom ir... Man pohu, ar jūs įsilaikot save, ar neįsilaikot. Aš vat nesuprantu, koks pointas gilintis į tą mano gyvenimą. Mano gyvenimas yra toks, kokio aš noriu, blėt. Aš gyvenu taip, kaip aš noriu, o ne, blėt, einu į darbą ir sakau, kad va, blėt, visi turi eiti į darbą. Norėčiau eiti į darbą, aš ir eičiau, blėt. Bet aš nenoriu, aš noriu pailsėti, žinai. Visą laiką pavargęs, visą laiką užsipysęs. Supranti? O jūs, blėt, bliaunat. Oi, kamera ne ta. Oi, blėt, ten tas negerai, anas negerai. Blėt, kaip kažkokie pirmokai. Bybė aš dėjau, na. Nepatinka mano vlogas, tai nežiūrėkit. Man pohui, ar jį žiūri, ar jį nežiūri. Supranti? Aš sakiau, kai bus minčių, kažką įdėsiu. Ir šiaip norisi pasibazarint su savo draugais, su pažįstamais. O jūs man nei draugai, nei pažįstami, žliumbikai jūs, blėt. Šitą vlogą žiūri keli mano pažįstami ir viskas. O jūs, blėt, bliaunat, kad tas negerai, anas negerai, dar tas negerai. Tai, blėt, eikit Maybachą, žiūrėkit ir žvenkit, blėt. Suprantate? Nahu man reikalingi jūsų komentarai, kad oi, blėt, lochas. Oi, blėt, debilas, kaušas, oi, blėt. Tai jeigu aš kaušas ir debilas, nahu jūs mane žiūrit. Suprantate? Ką? Pohu man tos peržiūros, blėt. Bybė aš dėjau, gali būti 0 peržiūrų, aš vis tiek įdėčiau. Nes aš pats pažiūriu šitos video kartais. Pats kažką paprikolinu ir viskas, žinai. Ir loginu savo gyvenimą, o ne jums kažkokius interesus tenkinu, ar dar kažką, žinai. O jūs, blėt, bliaunat ir bliaunat. Bliovikai kažkokie įbani. Man, pavyzdžiui, šita planšetė zaibys, nes jinai didesnė už telefoną, beveik nelagina, yra... Atram 2 gigai tos atminties ir dar šiam 4 gigų kortelę. Pohui, užtenka. O jūs, blėt, oi, blėt, nepafilmuos laukia. Tai kodėl aš turiu eiti lauką? Aš turiu kodėl eiti lauką? O jūs, blėt, sėdėsit namie prie kompų ir žiūrėsit, kaip aš laukia būnu. Tai jūs patys eikit į tą lauką, blėt.
Ko jūs čia bliaunat, na? Man tas jūsų komentavimas nulį reiškia, žinai. Man tiesiog juokinga, kad ateina žmonės kažkokie į tavo gyvenimą, veržiasi į tavo viešą erdvę ir kažką ten komentuoja, kažką bando įrodyti, bando kažką tau ten moralizuoti. Tu tą sakai tada, o dabar tu sakai taip, tu ten tą taip, o dabar taip. Blet, gyvenimas, jisai dinaminis dalykas, kaip nori, taip sakau, žinai. Kas ant liežuvio galo, tą sakau, blet. Ką aš čia, blet, kažkokią Sherlocko Holmeso kronikas, blet, įrašinėjau, kurios turi būti visą laiką su logika kažkokia. Eikit, juokingi. O tu duomenų dirbtuvės iš vis mauzeris esi, blet. Nahui tu čia iš vis atėjai komentuot kažką, kažkokias ant teorijas rašai, blet. Ką? Juokinga man tai yra, žinai. Ir man, vat, nepatiko jūsų tas žliumbimas ir aš specialiai dėl to šitą video darau. Kad jūs, blet, amžinai nedavolni kažko, blet. Amžinai kažko nepatenkinti. Oi, čia challenge nedaro. Oi, čia į lauką neina. Oi, čia, blet, mobiliako nenusipirko. O dabar nepafilmuos laukia. Blet. Nepatenkinti, kad nedirbu. Nepatenkinti, kad čia su mama gyvenu. Nepatenkinti, kad palūčką gaunu. Nepatenkinti, kad iš palūčkas nusipirku šitą planšetę, ble. Tai savo nepasitenkinimą susikiškit savo į subinę, ble. Ir viskas. Nahu man reikalingos jūsų kažkokios ten mintis, ble. Jeigu jums neįdomus neprikolas su manim perbazarint, tai nahu jūs iš viso šitą vlogą žiūrit, ble. Nahu jūs žiūrit šitą vlogą, jau kelis metus eina ir jūs vis tiek nedavolni, ble, kažko. Bet vis tiek žiūrit, nes tikitės, kad Vygis, blet, išeis į lauką, blet, ten nufilmuos ahueną šou. Aš nufilmuočiau daug dalykų, bet jūs man nei cento nemokat. Tai kad jūsų nuomonė, blet, yra nahu išvis, blet, ten nulio vertės, blet. Nes man nuo jūsų tos nuomonės į kišenę pinigai neįkrenta, supranti? O ten kažkas sakė, nori didelės auditorijos. Pohu man ta auditorija. Tu, blet, už save, jeigu tu žiūri, tai tu ir žiūrėk vienas, o ne, blet, auditorija ten kažkokie žmonės, blet. Supranti? Va ką jūs darot, jūs, blet, žliumbikai esat kažkokie nedavoliniai užsikentę pacanai. Aš vat užsikentęs, bet aš sakau, kad pas mane gyvenimas toks dabar yra biški keblus, kebli situacija, žinai. Man lafa gyvent, žinai, man nereikia niekur eiti. Ką aš dabar eisiu per lietų, į kažkokį ten televizijos bokštą, kad jums nufilmuot gražų vaizdelį. Tai jūs, blet, patys atvažiuokit iš to Kauno ar kokio ten kaimo ir nueikit į tą televizijos bokštą ir bus žymiai gražiau, negu kad aš nufilmuosiu video, blet. O jūs, blet, žliumbėt kažką. Pas mane gyvenime vyksta dalykai, tai pas močiutę nueinu, tai iki poliklinikos, tai susitinku su kažkokiais draugais perbazarint, ne, draugų nėra daug. Kiti iš svetimų miestų. Bet ką aš tuos susitikimus turiu jums filmuot? Ne, tai yra mano asmeninis gyvenimas. Ne, mano asmeninis gyvenimas. Ir savo asmeninio gyvenimo, ten mamos, brolio, aš nenoriu filmuot. Nu, buvo porą kartų išėję į kadrą nedavolni. Aš nenoriu filmuot, žinai. Galiu šunį nufilmuot, galiu save pafilmuot. Kai tai sėdžiu. Aš nenoriu eiti ten lauke ir sakys, va, žiūrėkit per mano ekranėlį, koks gražus pasaulis, blet. O jūs, blet, nepatenkinti pastovi. Tai jeigu jūs nepatenkinti, tai nahu jūs šitą vlogą žiūrit. Eikit, žiūrėkit Maybach, eikit, žiūrėkit Gintarą Lunskį, eikit dar kažką žiūrėt, blet. Supranti? Aš gerbiu, atsiranda viena peržiūra, ne? Nu gerai, kažkas pažiūrėjo, kažkas pažvegė, kažkam patiko, kažkam nepatiko. Bet ko jūs žliumbėt, blet? Kokie pirmokai, nahu? Aš nesuprantu, blet. Amžinai nedavolni kažkokie, kur šou, kur ten garetas, kur ten ilgesnį video. Amžinai kažkokie nedavolni. Tai jeigu jūs norit padaryti, kaip jūs norit, tai jūs patys ir darykit. Gal kiti jūs įvertins. Man čia nertis iš kailio, pirkti ant kažkokį telefoną už dvigubai didesnę kainą,
kad būtų geresnis vaizdelis, kad ten geresnė kokybė, kad išeičiau į lauką, kažką pafilmuočiau. Nahu jums vaikščiot su manim, aš noriu gal vienas pavaikščiot. Su šuniu, su draugais. Ane? Aš galiu maždaug nupasakot, kas vyksta mano gyvenime. Bet kameros nešiotis aš visur nenoriu. Kas mane pamatys kieme, nu tai gerai, vat pamatė, vat gerai, ten tas, anas, žinai. Bet aš su jumis būna atviras, o kai aš atviras, jūs tik man įkas norit, blėt. Įgelt, va, Vygis atviras. O jūs man tai nieko nesakot apie savo asmenį gyvenimą, aš jūsų nepažįstu. Supranti? O jūs, blėt, bliaunat tenai kažką, verkšlenat, blėt. Neužpyskit, karočias, skentai, blėt. Yra normalus video formatas, kaip visą laiką. Visą laiką šitas vlogas buvo aš ir mano kambarys. Bet tai nereiškia, kad aš gyvenu tik šitam kambarį. Aš tiesiog nenoriu filmuoti ir viešinti kažko, žinai. Va, buvo, nuėjom į Rūsį kelis kartus. Ane? Būtų ir su Dalium daugiau video. Bet kad jūs pizdavojatės iš žmonių, jums nepatinka, nes jūs nepastoji nedavolniai kažko. Ane? Buvo keli video ir miškelį ir visur, bet jūs vis tiek nedavolniai. Tai nakui man kažką stengtis, jeigu jūs vis tiek būsit nedavolniai. Ir be to man pinigai neįkrenta į mano kišenę. Supranti? Jeigu jūs man įmestumėt po štuką, po 2 štukas eurų, tai jūs matytumėt visiškai kitokį kontentą. Aš ten tada važinėčiau po pasaulį ir jums rodyčiau, blėt, kaip achujiena ten kitur gyvent, kaip ten visur zaibys, o Lietuvoje huine, karoči. Bet jūs vis tiek būtumėt nepatenkinti, nes keliaučiau aš, o ne jūs, blėt. Vat kame visas prikolas. Jeigu jūs norit kažkokio rimto kontento su montažais, su hujažais, kad aš tikrai dėčiau darbo, tai jūs man, blėt, šaibas mokėkit, o ne kažkokius jobnutus komentarus rašykit, karočią. Suprantat? Patame visas prikolas. Jūs amžinai nepatenkinti kažkuo. Suprantat? Jeigu aš su jumis bazarinu, su kentais, ane, kurie mane seka jau ilgą laiką. Aišku, aš nesakau, kad visi nepatenkinti. Tai yra, kas nerašo komentarų, pažiūri, pažvengia, palieka. Ane? Aš nedėsiu daugiau pastangų į savo video, nes aš iš to negaunu pinigų. Supranti? Nebus taip, kad aš įdėsiu pastangas ir galbūt kažkada ateityje paeis man tas YouTube'as, ane? Aš jau supratau, kad šitas formatas patinka tik keletai žmonių. Nu, supranti? Ir dėl keleto žmonių aš darau. Ir šiaip aš šitą formatą darau savo giminėms, savo draugams, savo visiems kentams, kuriuos aš pažįstu realybėj. O ne kažkokiems iš eterio atėjusiems žmonėms, kurie ten kažkokie nedavolniai, kažkokie nepatenkinti. Ane? Mano kanalas yra draugams, o ne internetiniams kažkokiam šlovės tenai susirinkimams. Supranti? Ir šitas kanalas jis yra draugams skirtas, mano kolegoms, mano giminėms. Supranti? Šitas kanalas nėra skirtas plačiajam internetui. Šitas kanalas jisai neatitinka internetinių standartų, žinai, kad ten va kažką parodyk, kažką papasakok. O jūs, ble, žmonės, kuriuo aš nepažįstat, ateinat mane įžeidinėt, man kažką ten sakot, žinai, ir visą laiką nedavolni. Ble, keletą komentarų būna normalių, o visi kiti, ble, tai tas negerai, tai tas negerai, tai anas negerai. Tai nahui jūs mano vlogą žiūrit iš viso. Supranti? Nahui man tos peržiūras duodat. Pohui, yra ten ant kai kurių 900, kai kurių buvo ir daugiau per visą tą laiką. Nu, aš ištryniau, žinai. Supranti? Bet nahui jūs verkėt, ble, aš nesuprantu. Norit gyvenimo, tai eikit patys ir gyvenkit, o ne iš manęs reikalaukit, kad aš ten bandyčiau jums įtikti, ble. Supranti? Aš nenoriu rodyti, kaip valgau su draugais pizzerijoje, kaip einu ten į kokį teatrą ar kino teatrą, nu seniai jau buvau, bet vis tiek, žinai,
ką aš, blėt, nešiu į smartfoną ir filmuosiu filmą, blėt, kino teatre, 2 pirštus iškišęs, blėt. Ane? Aš nenoriu kai kurių dalykų rodyti, tai jų ir nerodau, nu ir viskas. Ką aš galiu parodyti, tai yra savo mintys, ką aš mąstau, ką aš filosofuoju, žinai. O jeigu jums nepatinka mano formatas, tai jūs eikit nahu ir nežiūrėkit mano video. O jūs, blėt, žliumbėt, verkėt, karočią. Ką man tos jūsų ašaros reikalingos, blėt? Ir dar įžeidinėjat, karočią. Atsiminkit, kad mes nesam draugai. Aš jūsų nepažįstu. O jūs mane gal kažkiek žinot. Bet jūs manęs irgi nepažįstat, nes aš rodau, ką noriu, o ne kaip yra iš tikrųjų, žinai. Supranti? Aš galiu sakyti jums, kad gyvenu iš mamos pašalpos, o iš tikrųjų gal aš vyrinu babkės per netą, hui знаете, ne? O gal aš nevyrinu babkių per netą, o gyvenu iš pašalpos. Ką noriu, tą sakau, supranti? Aš galiu ir pizdėlint, galiu nepizdėlint, galiu nepizdėlint, žinai. Supranti? Bet aš niekada neapsimėtinėsiu prieš savo draugus, o ne jūs. Kad aš esu kažko geresnis už ten kažką kitą. Supranti? Blet. Supranti? A ne? Tai va toks va dalykas. O jūs, blet, žinai, nepatenkinti kažko. Visum kažkas negerai, blet, kažką Vygis netaip daro. Vygis nedirba, Vygis nesimoko, Vygis nesportuoja, Vygis ten šunį netaip glosto. Ir jums, blėt, viskas ne taip. Tai jūs, blėt, esate tipiniai litvakai, kuriam viskas negerai, ne? Aš gal noriu gyvenime pačylint, pasiskūst, kad gyvenimas šūdas, žinai. O jūs skundžiatės manimi. Aš nesu jūsų gyvenimas, aš nesu kažkokia jūsų gyvenimo dalis, blėt. Aš esu tik tai vaizdelis tavo ekranėlį, blėt, tu manęs net nepažįsti. Supranti? Ir tu, blėt, man aiškini, kad aš ten kaušas kažkoks lohas, blėt. Tai tu, blėt, pirmą į save veidrodį pasižiūrėk snaplytų, blėt. Ir tada sakyk, kad va čia Vygis toks, blėt. Kas sako, tas ant savęs pasisako, supranti? Aš jūsų nepažįstu. Aš jūsų gyvenimus nelendu, jūsų vlogų ten nežiūriu, jūsų postų ten nelaikinu. Supranti? O jūs vat verkiat, pastovi jums kažkas negerai, ble. Tai jeigu jums negerai, tai nežiūrėkit šito vlogo, šitų serijų, šitų minčių, šito personažo, eikit žiūrėkit Maybachą, eikit žiūrėkit dar kažką, ble. Supranti? Ką man stengtis, jeigu jūs visą laiką būsit nedavolni ir niekada man šaibų nemokėsit? Supranti? Ką man tada stengtis? Ką man dėt kažkokias pastangas? Ką man pirkti ten geresnę kamerą? Ką man samdyti kažkokius ten, nežinau, video operatorius, kad mano visą gyvenimą fiksuotų? Ką man to reikia? Man to nereikia. Man užtenka paimti planšetą, padaryti paprastą bazarą ir viskas. Ir jį įdėti, be jokių montažų, be nieko. O jūs nedavolni, jūs pastovi nedavolni. Tai savo nedavolnumą susikiškit savo į subinę, o nereiškit kažkokiuose komentaruose, kad čia ne taip darai. Tai jeigu tu nori taip daryti, tai tu pats imk ir daryk, o ne mano vlogą žiūrėk. Jeigu tau nepatinka mano vlogas, tai paimk ten mano kokį įrašą, padaryk savo montažą ir dėk pas save į YouTube ir viskas. Padaryk taip, kaip turi būt, ble. O tu verki, kad aš taip daryčiau. Aš iš to šaibų negaunu. Supranti? Tai ir aš neprivalau kažkokių čia, blėt, fantastikų daryti. Всё, bazaras baigtas. Davai.